mūsų padarytas kampas. Sveiki draugai, turim grįžusį vieną modeliuką. Grįžo iš kėbulisto. Dabar mes jį pastatėme į sandėlį ir įsivarysim į savo garažiuką, apžiūrėsime jį labiau. Gražuolis, visai va. Padaryti buvo suvirinimo darbai. Sveiki draugai, esu Domas. Šiandien jau mes esame garaže. Atėjo žiema ir šiltai savo susitinkame šitame naujame garaže, kaip ir senesniam epizode pasakojau. Truputį mes jį atsinaujinom. Buvo čia jis toks likęs nuo senų laikų, žodžiu, panaudotas, apdažinėtas, purvinas, išsidažėm sienas, pasikeitėm lubas, truputį gal ir parodysim kažką, tai pamatysite epizoduose, kad būtų maloniau dirbti. Šiandien mes turime garaže naują šeimos narį, mes jį esame įsigiję neseniai, mes jį, kaip sakant, išgelbėjome iš nužudymo, kaip čia pasakyti, nuo sunaikinimo. Jis buvo nupirktas tuo tikslu, kad jo žmogus, kuris pardavinėjo, kaip sakant, nepaleistų ant dalių, nesunaikintų. Aišku, jisai nėra labai kažkuo tai labai ypatingas, bet turi kai kurių tokių niuansėlių. Klausiu truputį apie šitą stebuklą, šitą chuligankę. Tai yra 1.8. Turi jisai kondicionierių, turi visus 4 elektrinius langus, turi vadinamą užuolaidėlę, taip pat turi atramas, ant galinės audinės atramos, tai labai toks retas kaip ir variantas. Šviesus salonas, kaip matote. Aišku, čia truputį vyrai dirbo su kėbulu, tai esame apsiardę. Išimtas kilimas, čia atsuktos audinės. Tuo viską parodysim, kaip čia kėbulistai dirbo, ką padarė. Taip pat jisai yra automatas. Nežinau, čia greičiausiai kaip ir minusas, vieni skaito, kad chuligankiai negali būti automatas, bet man iš principo net gali ir, jeigu ilgom kelionėm kažkur pasivažinėti, tai net geriau. Beje, mes buvom su Nerijumi išvažiavę į Vokietiją aplankyti Müncheną, muziejų BMW. Yra keletas kelionės video. Prašome pažiūrėti, nepraleiskite. Yra 3 dalys. Sekite, žiūrėkite, laikinkite, komentuokite, kaip čia kas, kur ką. Kas patiko, nepatiko, ką dar gal parodyti, ką neparodyti. Rašykit. Taip, kėbulas, kaip matot, čia dabar nutautas, bet turi tokių smulkių įbrėžimų, įlenkimų, kažkokių tai
toksai, kaip sakant, natūraliai apsidėvėjęs, susidėvėjęs. Visokių tais denstrenčių. Bet viskas yra pataisoma. Šitas mūsų projektas yra, kaip sakau, ekonominis variantas. Mes jo pilnai nerestauruosim, o atliksime kosmetinius tokius ekonominius darbus. Aišku, dabar yra suinvestuota nemažai kėbulo darbus. Po truputį aš juos parodysiu ir pažiūrėsime, kas yra padaryta. Po truputį, kaip sakant, pradėsim darbus po biškį rodyti. Pradėsime nuo šito projekto. Šiandien naktį parodysiu, kas buvo padaryta su kėbulu. Čia jau yra labai rimta tema. Prieš įpirdamas aš truputį išsigandau, bet susitvardžiau ir užsimerkiau. Bet turim labai puikų rezultatą. Aišku, virinimo darbus padarėme profesionaliai, o visus kitus darbus mes atliksime ekonomiškai, nepažeisdami, kaip sakant, pačių kėbulo dažų. Paliksime toks, koks yra. Ką pradedam? Pradėsime nuo vadinamų kampų, kurie dažniausiai supūva šitų modelių. Tai yra labai, praktiškai visi modeliai turi šitus kampus išpuvusius. Tai pradedam veiksmą. Ruošiamės viską pajudinti. Tai norint prieiti prie vadinamų kampų, kažką daryti su jais, reikalinga nusiimti priekinį sparną. Ką, tuo ir pradėsim. Taip, sparnas, nežinau, čia gal atrodo kaip pirmoj klasėje pasakočiau, bet sparnas atsisuka iš viršaus, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6 varžtukai, taip pat yra po buferiu čia vienas. Ir yra iš sparno vidinės pusės 2 varžtai, taip pat apačioje. Bet dabar tikslingiausia būtų nuimti bamperį. Ein Moment. Visada reikia dirbti su pirštinaitėm. Bamperis, ne? Bamperis nusijima 2 varžtais, kurie yra vienas čia iš apačios, kitas čia iš apačios. Raktas, žvaigždutė. Dydžio nepasakysiu, bet žinau, kad čia jis toks turi būti. Žmogus, kuris darė darbus, viską atgal sutvėrė kaip ir buvo. Sugaudė tarpus. Iš tikro tai net yra tokia baimė man, kaip pasakyti, toks dvigubas darbas gaunasi. Jisai suvirino ir atgal sudėjau detalės, sugaudė tarpus, o aš dabar vėl viską iš naujo ardau. Tai gaunasi dvigubas darbas, bet kitaip nebus. Vis tiek aš turiu nusimti sparnus, kad
kad padengčiau danga kampus vadinamus tuos išvirintus. Jis dabar padengęs rūgštiniu gruntu, kad nerūdytų. Nesidėlės, bet baisi bėda yra šitie buferių laikikliai, jie būna užpūva, tada buferį reikia gabalais išpjaut. Čia jis nesutepęs kažkokiu tepalu. Svarbiausia, be streso vadinti reikia. Tiesiog kažką pasireikia. Yra. Dabar ištraukiam buferį. Šono yra kreipiančiosios. Čia. Aišku, reikia labai neišlupt, nes išplėšimo posūkių laidus. Žmogus net jų neprijungęs. Ką mes turim? Turim nuimtą buferį. Matot, šitas chuliganas yra su kondicionierium. Su kondicionierium jie turi visi dvi angas, va, viena ir kita, kad aušintųsi kondicionieriaus radiatorius. Tiesiog, va, įdomumų dėlei, kaip sakant. Tokių įdomumų dėlei bus daug. Sekite, gal kažką ir įsidėmėsit. Taip, toliau. Kaip ir minėjau, vienas varžtukas čia. Taip, čia kažkas daryta, virinta matosi. Jau naudotas vaštpraimeris, vadinamas rūgštinis gruntas. Ką, imsim dabar patį sparną. Sparnas yra prisuktas 8 varžtukais. Reikėsim ratą, arba užsuksim gal į šoną, kad pamatytume patį. Čia padėku. Nežinau, ar jisai tuos du varžtus. Dar vienas dalykas. Vieni sako, kad šitie kampai yra kampai pakelti chuligankiai. Ne. Čia yra tiesiog konvejeriniai kampai. Ant konvejerio jinai laikysi. Kėbulas, kaip sakant, laikysi. Gerai, kad aukšta.
Taip. Šitą vaizdelį jau matėte turbūt. Kaip minėjau, varžtai yra iš vidaus. Du. Turime taip pat ir, nežinau, matosi, va, šešiakančiai tokie varžtukai būna, jie paploti, kad nesimaišytų grūdelį. O, volia. Ir pasimatė visas grožis. Mūsų padarytas kampas. Taip pat buvo virinta šita vieta irgi labai dažna. Šitoje vietoje, kur tvirtinasi laikiklis vamzduko, per taškinę vietą dažniausiai supūva. Aišku, čia turim ir daugiau tokių, išėjo daugiau nenėtėjim, bet šitą vietą mes pašveitinėsim čia ir perpūsim naujai Gravitextu. Kaip sakiau, čia šitas projektas nėra kažkoks tai pilna restauracija, tiesiog toks remontas einamas vos ne. Šitai mašinai 30 metų, tai čia normalūs gadimai. Taip, ką mes turime? Ogi turime įvirintą remontinį kampą. Jau yra kur įsigyti, čia ne problema. Labai geras reikalas, labai greitas, nereikia kažkokių ten daryti žmonėm kažkokių tais galviškų darbų, tiesiog viskas paruošta, kaip vadinama, paruoštukas. Tuoj parodysiu, iš ko jisai susideda. Taip, mes turime 3 dalis, kuri sudaryta iš išorinio slenksčio. Va, matosi va, įvirinta dalis ir šita va. Galima naudoti pagal poreikį ilgį, bet iš principo yra pagaminta, kaip suprantu, kad šita vieta tiktų į čia. Toliau yra antra detalė. Jinai dėdasi šitoje vietoje. Skildėje varvasaugavai tvirtinti. Taip pat skylutė yra, norint pagauti sparno tvirtinimo vietą, yra padaryta skylutė. Toliau dėdasi vadinama dėžutė. Visos dalys yra cinkuotos. Dėžutė yra 2 mm storio. Jinai dėdasi iš apačios. Jeigu va, žiūrint iš čia. Tai va, tokie kampai. Jie buvo skirti chuligankiai pakelti ant stendo konvejerį pačiam. Tokios dalys. Labai viskas puikiai tinka.
įsipjauna vieta, kuri reikia ir įsivirina, ar jums reikia tiek ar toliau, ar žodžiu pagal išpjovimo vietą, bet formą suteikia šitos 3 dalys. Realiai apdirbus visais hermetikais, ten visokiam dervom, ta vieta net neatrodo, kad kažkas prie jos lyst ar daryta. Tokia mintis. Šitų dalių galite įsigyti puslapyje partforclassic.com. Rasite nuorodą, kažkam reikės, pasižiūrės. Tie patys darbai su kampu buvo daryti ir kitoje pusėje. Ta pati situacija, nesikartosiu, taip sakant. Ką? Darbai atlikti, mašinos yra atlikti kampų suvirinimo darbai, kišenius vadinamas, mes jį toliau apžvelgsime. Paskui, kas iš žodžių daugiau, tai čia praktiškai nieko nėra. Turime tik tai minimalias tokias rudukes ant arkų, nežinau ar matosi. Aš jas galvoju nušveisiu ir čia pripūsiu kokių balionėlių užsimaišęs dažų. Balionėlį jau išvežęs, aišku, užsimaišyti. Bet iš principo į kėbulą daugiau neinvestuosiu. Čia tiesiog gal užsipurš balionėlį, susipoliruos ir viskas bus gerai. Tokia restauracija, skaitau, yra ekonominė, minimali. Daug laiko nereikalauja. Tiesiog pasidarius šitus darbus galima važiuoti techniškai tvarkingai, pasivažinėti į renginius, į miestą, kur tik nors. Tai va. Toliau parodysiu dar tokį vieną niuansėlį. Realiai ta vieta yra virinama ant visų chuligankių. Kadangi sparną nusiėmėm ir sparnai yra virinti. Sparnų apačios vadinamos. Galite pasižiūrėti. Naudotos dalys spirtos iš ten pat. Turiu pavyzdėlį. Jas galima irgi virinti nebūtinai šitoj vietoje. Galima virinti ir aukščiau. Čia berods 3 cm yra plotis. Aišku, lenkimas nėra idealiai ten labai tikslus, bet čia jis labai lengvai ranka koreguojasi. Žodžiu, jeigu kažko biškai trūksta, galite pasilenkti. O daugiau abiejų pusių sparnai yra irgi sutvarkyti šitų metodų. Taip susitvarko realiai sparnas, nereikia pirkti naujo ir išlaidos perpus mažesnės. Tiek žinių. Nu ką, mes vėl sandėlyje. Žiūrim, ką turim. Kągi mes čia turime. Kaip ir kalbėjau, ieškojome projektų žiemos darbam virinimo, tai mes kažką panašaus ir gavome.